Haribol, sesė. Hare Krishna sesė. Nu tai ką, šiandien mano eilė skaityti Šrilos Prabhupados laišką, gal iš karto nuo to ir pradedam, kadangi pas mus šiandien ir laikas truputėlį spaudžia. Tai labai įdomus laiškas, jisai yra puslapį įdėtas šitame Happy People ir noriu jo pasidalinti, ir kaip tai čia nušoko. Tuoj sekundėlę aš jį atrasiu ir paskaitysiu. Kaip tavo savaitė ši praėjo? Kol ieškom laiškos, pakalbam. Visai gera savaitė. Toksai šiandien yra smagus penktadienio rytas. Tai va, tai iš tikrųjų taip fainai pradedam dieną. Nors laikas ribotas, 35 minutės. Bet labai turim šiandien įdomią temą. Tai va. Tai gal padarysim dar antrą dalį, jeigu pamatysim, kad kažkaip nėjo visko, žinai, iškalbėti, kažkaip pasižiūrėsim. Pažiūrėsim, ar tilpsim, ar netilpsim. Gerai. Tai tada namom padarė kažką. Namaste, Sarasvati Devi, Gauravani Pračarinė, Ryšiša Šunėvadį pasičiadė šitarinį. Taip, 1972 metai, sausio 4 diena, Bombėjus, Šrilos Prabhupados laiškas Vamadevai ir Indirai Dasi. Mano brangus dvasiniai vaikai. Vamandevai ir Indira Dasi. Prašau, priimkite mano palaiminimus. Gavau jūsų 71 metų gruodžio 17 dienos laišką. Aš labai patenkintas girdėdamas, jog mūsų Krišnos sąmonės judėjimas sėkmingai plečiasi Oklahomos mieste. Viešpats Šeitanija išpranašavo, kad kiekviename mieste ir kaime Harenama Sankirtana bus gerai priimami. Dabar įsigalėjo faktas, kur mes beeitume, būsime gerai sutinkami. Žmonės vertina atsidavusių tyrumą, nes jie gali tvirtai laikytis reguliuojančių apribojimų. Net jūsų šalyje, kur nuodėminga veikla yra kasdienis dalykas, vis dėlto žmonės gerbia faktą, kad mes sugebame laikyti šių principų. Tuo tarpu jie patys negali. Taigi, labai griežtai laikykite šių principų. Kasdien kartokite 16 ratų ir jūs būsite aukščiausioje pozicijoje. Darykite gražias dievybių programas, visada daug kirtome, labai ištaikingai pateikite gausų prasadą ir pasakokite, ką nors iš mano knygų. Jei taip bus daroma kiekviename mūsų judėjimo centre, labai greitai tapsime pasaulinę religiją. Kaip čia laikraštyje išpranašavo vienas garsus japonų filosofas. Aš labai patenkintas, gavęs ataskaitas apie knygų pardavimus. O kaip sekasi platinti knygas Oklahomos mieste? Iš tiesų, mes atidarėme savo centrus, kad galėtume platinti knygas kaip įmanoma didesniam žmonių skaičiui. Todėl prašau susitelkite į šią programą. Pristatykite mano knygas visoms mokykloms, koledžams, bibliotekoms ir knygynams. Kandagaras Prabhu ką tik išvyko į Japoniją dėrėtis dėl daugelio knygos spausdinimo, tame tarpe ir dėl Krišnos knygos minkštais viršeliais. Bhagavad Gita taip pat greitai pasirodys, todėl pasistengime, kad kiekvienas mūsų sutiktas žmogus būtinai išeitų turėdamas bent kažkurią Krišnos sąmonės knygą ir mūsų judėjimas pasklis labai greitai. Tikiuosi, abu esate sveiki. Visada gerą linkintis Bhaktivedantas Swami. Tai va, toks labai šiltas, labai laiškas, tikrai kaip tėvas vaikams, ne? Ir kažkaip, man atrodo, mes jau praeitam laiške buvom skaitėm, kad vėl, ar ne, kažkaip Šrila Prabhupada minėjo tą pranašystę. Tai netgi kažkaip vieną akimirką studijau, ir mes šiandien ne tą patį laišką skaitom, kaip per pirmą susitikimą. Ne tas pats laiškas, bet Prabhupada dažnai jisai kalba apie tai, kad yra pranašystė, kad tai taps pasaulinė religija, Hare Krishna. Ir šiaip dabar jau tai vyksta, jeigu kažkas tikrai giliai pasižiūrėtų, ta prasme, gal ne visi nuėję yra, ne visi lieka, sakykime, Šrilos Prabhupados sukurtoje organizacijoje ISKCON'e, bet, sakykime, labai daug babadžių paseka Prabhupados mokymų ir irgi pradeda keliauti po pasaulį, ten pamokslauti. Kiti, reiškia, Šrilos Prabhupados dvasių brolių mokiniai tą patį daro, pradeda pamokslauti. Tai ta prasme, tas Hare Krishna judėjimas, jis plačiai prasme iš tikrųjų labai plečiasi šiandieniniam pasauliui. Jo, ir tikriausiai
Ir jeigu taip galvom apie Lietuvą, tai tikriausiai buvo irgi tokių Lietuvoje šuolių, kada Krišnos sąmonė taip pradėjo labai stipriai vienu momentu plėstis kažkokiu, ar ne. Tai vienas tikriausiai momentas buvo tas istorinis, kai tik ta Krišnos sąmonė atėjo. Tai buvo tikriausiai kada 90-89 metai. Anksčiau, žinau. Dar anksčiau, ne? Tai irgi toks buvo tokia banga. 80 pradžioje čia kokie, man atrodo, aš taip girdėjau, nu reikia paklausti vyresniųjų, bet gal apie 82 buvo. Ir paskui, po kiek tais metų, aišku, vis tų bangų ėjo, bet visgi, kai mes susidomėjom Krišnos sąmonę, irgi buvo tam tikra banga, ar ne, Lietuvoje? Taip, taip. Mes atėjom kažkur tarp 12-13, ne? Jo, kažkur 2012-2013 pradėjom domėtis, nors aš savo oficialią pradžią Krišnos sąmonės jau tokios ankstesnės praktikos laikau 2015 metus. Nu tai aš irgi 15 pradėjau, jo, nes 2015 metai, tai tie metai, kai 16 ratų pradėjau kartoti. Taip, aš irgi. Jo, bet vis tiek tai gerai, tai grįžtam į tą pasakojimą, nes šiandien buvo kažkaip labai įdomu būtų pasidalinti ir tiesiog prisiminti iš tikrųjų, kaip visas vyko ta kelionė link to, tiek tavo, tiek mano, nes jinai kažkaip visai susijusi yra, kadangi tu atradai tas vedas, bet gal iš viso tu pradėk, gal tu pasidalink pirmiausia aplamai, gal tos Dievo paieškos tavo gyvenime, kaip jos prasidėjo ir kaip jos tave vedė. Tikriausiai man asmeniškai nuo pat vaikystės niekada nebuvo tokio iš vis netgi klausimo, ar Dievas yra ar nėra. Aš visą laiką žinojau, kad yra. Kažkaip buvo vis tiek, aišku, augom toj katalikiškai tradicijai, tėvai nebuvo labai religingi, bet religingi buvo seneliai. Tai ėjom tuo katalikišku keliu, kuris man buvo be galo brangus ir svarbus ir artimas. Ir tikrai visą laiką nuo pat vaikystės mano gyvenime buvo tas Dievo paieško, ne tai kad paieškos, bet Dievas apskritai buvo visą laiką mano gyvenime, malda visą laiką buvo mano gyvenime, bet nebuvo kažkokios tokios nuoseklios praktikos arba kaip aš visgi kuriu tą ryšį su Dievu. Ir paskui bėgant metam, aišku, paauglystės metais, tada jau pradėjo kilti tokios impersonalistinės mintis, kad viskas yra čia kaip ir viena, kad čia Dievas kažkokia galbūt tiesiog kaip ir energija, nieko daugiau kito, nieko asmeniško, bet visą laiką buvo iš tikrųjų jo tas noras kažkaip giliau į tai eiti ir vis jaučiau, kad vis privalau prie to grįžti ir kai skaičiau savo senus dienoraščius irgi, atrodo, kad visą laiką labai dažnai kalbėdavau savo dienoraščiuose paauglystės metais su Dievu. Tai va, bet tie ieškojimai kažkokio tokio tikro kelio, jie tarsi vyko ir aš visą laiką tarsi jausdavau, kad kažkas mane šaukia kažkur, kad yra kažkoks tas kelias, bet aš nežinau kur ir koks. Ir vėlgi tose savo dienoraščiuose dažnai rašydavau, kad Viešpatie, prašau, parodyk man kažkokį savo kelią, kaip man gyventi, nes aš matau pavyzdį, kaip gyvena mano tėvai, aplinkiniai, visa visuomenė ir aš kažkaip supratau, kad čia ne mano kelias, kad yra kažkoks kitas kelias, bet kur jisai, kaip jisai atrodo, neturiu jokio supratimo. Tai gerai, tai papasakok toliau, giliau pasakok, tai kaip ten prasidėjo, da iki taško, kai galiausiai radai. Tada ten ir aš atsirasiu, nes aš niekada neieškojau Dievo ir aš niekada neturėjau jokio ryšio su Dievu. Nors aš turėjau kažkokią tai maldelę, tokią, atsimeni, mes melsdavomės kartais vakarais, angelėlį, sargužėlį, kaip ten būdavo. Saugok mane visada. Kad aš mažas kūdikėlis, nepražūčiau niekada. Taip, kažkokia buvo tokia malda, bet aš tikrai neieškojau Dievo. Aš niekada nesityčiau iš to, nes toj mano kartoj, žinai, tokioj, tai labai daug buvo, ta prasme, prieš, tokio ateizmo labai daug. Aš bent jau mano, sakykime, toj aplinkoje, kurioje aš buvau, mokykla, ten, žinai, draugai, tai labai buvo daug tokio ateizmo, žinai, priešiško Dievui. Tai aš atsimenu, aš visą laiką buvau toj pozicijoje, kur sakydavau, žiūrėkit, aš nei tikiu, nei netikiu, ta prasme, aš nežinau, kas tai yra, bet, tik nežvenkim.
Nežvenkim iš vienuolių, nežvenkim ten iš kunigų, žinai, kad ten ne vienokia ar kitokia dar kažką, sakau, mes nežinom, nei mes ten domimės, nei mes ten būnam. Tai aš visą laiką toj buvau pozicijoje, kažkaip lygyniau, bet aš tikrai nejau į tai giliai. Tai va, tai aš šitoje istorijoje atsidursiu tada, kai tu rasi. Tai tu pasakoji. Tai pasakoju tada toliau. Paauglystės metai mano buvo tokie labai sudėtingi ir tokie labai, nežinau, pašėlę, dėl to, kad aš atsirado pas mane toksai noras tokios kažkokios laisvės, kad dabar viską darysiu taip, kaip priešingai. Ir visą laiką, aišku, atsimenu visą laiką ir tėvai sakydavo, va, mes negalim keliauti, nes tai labai brangiai kainuoja. Aš galvoju, ne, va, aš vis tiek keliausiu. Ir mes ten tranzuodom po Europą ir dar visokiausių nuotykių patirdom ir gerų, ir blogų. Ir aišku, to gyvenime atsirado ir žalingi įpročiai, alkoholis, rūkimas. bet vis tiek, ypatingai, kai buvau, kartais keliaudavau ir viena. Ir visą laiką jausdavau, ypatingai, kai esi kelyje ir kai, pavyzdžiui, neturi ką atsiremti, neturi nei telefono, nei pinigų, nei žemėlapio, tada labai labai esi arti Dievo. Ir aš atsimenu, kiek aš daug melsdavausi kelyje. Ir atrodo, kad tada aš buvau taip arti Dievo, aš nežinau, tikriausiai, gal net arčiausiai. Dėl to, kad kai tu neturi nieko, bet tu pasikliauji, kaip sakant, žinai, dangum. Tai buvo tokios labai stiprios patirtis. Ir paskui, aišku, tie žalingi įpročiai ir visą kitą, tai labai stipriai įtraukia. Ir tai labai labai stipriai įtraukia ir pradedi tolti nuo kažkokios, nuo to, kas esi, nuo to, kas galėtum būti. Ir vienu momentu, kai man tikriausiai buvo jau 20 ar 21 metai, pajutau, kad truputėlį kažkaip per toli nuėjau nuo to, kaip aš noriu gyventi. Ir vieną dieną pusseserė iš Klaipėdos, mes gyvenau Vilniuje, bet atvažiuodavau Klaipėdą, pasiūlė nueiti į paskaitą apie santykius. Ir atsimenu, ta pusseserė sako, va čia tokia bus paskaita apie santykius ir ten, žodžiu, sakys apie moterų pareigas, vyro pareigas, ir truputėlį man ten pasakė, kaip ten tas atrodo, ir aš atsimenu, taip dar susinervinau, galvojau, kad čia per nesąmonę, bet iš to smalsumo ir kažkaip visą laiką mėgau visokius renginius, paskaitas, ne paskaitas, bet kažkokius renginius, tai nusprendžiau nueiti. Ir aš nuėjau į tą paskaitą ir man viskas taip klikino, žinai, nu va, taip atrodo, taip, tikrai va taip, tą paskaitą skaitė Darius Ražauskas. Tai va, ir čia buvo toks jau pats pirmas susipažinimas. Nors dar greitai paminėsiu prieš tai, iš tikrųjų mūsų močiutė savo namuose turėjo 2 knygas, o gal 3 knygas. Tai viena knyga buvo Biblija, antra Sapnininkas ir 3 savęs pažinimo mokslas Šilas Prabhupadas. Ir iš tikrųjų mes nuo vaikystės jau tą knygą vartydavom, aš labai gerai atsimenu, kaip aš tą knygą vartydavau. Tai gal jau ta kažkokia seklytė ten kažkur buvo iš vaikystės, bet tai vat viskas, sakau, prasidėjo ta visa pradžia tuo, kad aš pradėjau klausytis Dariaus Ražausko paskaitų. Darius Ražauskas tada paminėjo kitų lektorių paskaitas, kaip Anantara Das, bet daugiausiai klausydavausi jo. Tada irgi ten kažkaip atradau Vaikundanatos Prabhu Bhakti program, bet dar tuo momentu aš visiškai nesupratau, kad čia kažkaip tas susijęs su Krišno sąmonė. Buvo tos kažkokia tokia, žinai, Majos skraistė. Jo, ir aš nelabai supratau, kad čia iš vis kažkas susijęs su kažkokia tais religija. Ir netgi ta meditacija, netgi aš man atrodo, kai pradėjau jau netgi pačius pirmą kartą pakartoti Maha mantrą, aš irgi nesupratau, kad čia susiję kažkaip su religija, aš čia daugiau, kad... Aš irgi nesuvedžiau, kad ir kaip dabar atrodo absurdiška. Taip, kad ir kaip atrodo... Gal alkoholis buvo paveikęs smegenis, bet aš nesuvedžiau. Aš irgi nesuvedžiau. Ir aš atsimenu, tada tu buvai Londone, aš tau paskambinau, jau čia tu atsirandi tame paveiksle ir papasakojau už tai dabar, kuo aš pradėjau čia domėtis. Jo, aš atsimenu, kad aš buvau Londone ir aš kaip tik buvau tą dieną, kai tu man paskambinai, aš kaip tik buvau susipykusi su vienu žmogum. Ir tas konfliktas buvo apie tai, kad aš labai jaučiausi teisi, kad tas žmogus yra tikrai neteisus, 100% neteisus. Ta prasme, kad aš esu teisi ir dabar jisai ten tas žmogus, žinai, supyko, ir toks nesusipratimas, žinai, ir dabar nėra ką daryti, nes aš jaučiuosi teisi, o jis irgi jaučiasi teisus, nors iš mano pusės, man atrodo, kad jis visiškai neteisus. Ir tada tu paskambini ir sakai, kad kai aš prisimenu, tai tu sakai, aš radau tai, ko ieškojau. Ir žinai, ir man taip,
toks buvo, nes aš atsimenu tas, žinai, tas tavo paieškas. Tai ir aš atsimenu, tu tiesiog sakai, padaryk eksperimentą, tiesiog atsiprašyk, nepriklausomai nuo to, kad tu teisi ten ir taip toliau, žinai, ir tiesiog atsiprašyk. Ir iš tikrųjų aš padariau eksperimentą ir aš tiesiog, nors tikrai jaučiausi, kad aš esu teisi, aš paėmiau, tiesiog peržengiau kažkokias savo ribas ir, atsiprašau, paveikslėlis nukrito net čia pasukant. Ir aš atsiprašiau. Ir tas žmogus tai pradėjo verkti, ta prasme, ir ten, tai ta pokalbis, tada pasikalbėjom, ten išsiaiškinam. Ir man tada buvo realizacija, kad wow, čia kažką tikrai, ta prasme, mano sesė tuo metu Viktorija, jinai tikrai kažką, ta prasme, atrado. Tai ir aš tada paklausiu kažkaip, man atrodo, kad mes dar antrą kartą susiskaminom ir tada tu pasakai, kad va, yra Ražauskas, yra Anantara ir kad čia skaito tokias paskaitas ir tu gali jų paklausyti, žinai. Ir viskas, ir aš tada atsimenu, užsikabinau ir aš dieną naktį klausiau. Ir man atrodo, kad tai tos paskaitos iš tikrųjų net buvo viena iš priežasčių, kodėl aš grįžau į Lietuvą. Neskaitant to, kad man reikėjo rašyti diplominį, nes buvo mano paskutiniai metai studijų. Neskaitant to, kad man jau visiškai buvo pabodę dirbti ir medituoti į verdančius ryžius, žinai. Ta prasme, kada ten, nors ten dirbau labai geram restorane, ta prasme, ten tokiam 5 žvaigždučių ir užėmiau labai geras pareigas ir ten ir atlyginimas labai geras, nu ir karjera, ir ten visi labai mane mylėjo, žinai, nu, sakykime, iš vyresnių, kurie padėjo man tos paaukštinimus pasiekti. Nu, tai man viskas buvo tiesiog čia ir man tas visas Londonas ir toks laikinumas to Londono. Ta prasme, kad tu sutinki žmonės, kurie gyvena po 15, po 20 metų ir visi teigia, kad nu jie kažkada grįš namo. Jie nevedė, jie vis dar laukia, žinai, ir man tokia būdavo iliuzija to Londono. Ir aš atsimenu jo, kad kažkaip dabar, kai pagalvoju, kažkaip giliai, tai prasme, žiūrint tos paskaitos, parvedė mane į Lietuvą. Ir kai parvedė, aš grįžau gyventi į Vilnių, tu gyvenai bendrabutį ir mes kartu nusprendėm gyventi. Ir mes nuomavomės kartu kambarį, gyvenom Pilaitėj, buvo 3 kambarių butas ir mes turėjom vieną kambarį, kitose kambariuose gyveno kitos merginos. Tai viena iš jų Evelina, kuri po šiai dienai turbūt yra mūsų viena artimiausių draugų, ta prasme, giliaja prasme, nors nėra, kad mes gal su tavim kiekvieną dieną su Evelina bendraujame, ne, bet jinai, nu, vat kažkoks irgi žmogus atėjo karmiškas, nu, kur labai ryšys stiprus užsimezgė. Tai va, tai čia buvo tie 13 metai, čia buvo sausio mėnuo, 13 metai. Ir tada jau viskas, mes pradėjom, mes dar tada dirbam naktiniam klube, bet mes jau pradėjom kartoti mantrą, aš atsimenu, kaip darbą jau pradėjau aukoti vandenį ir klientams nešti aukotus riešutus, aukotą vandenį. Ir, ta prasme, bent kažką daryti, kad kažkaip kažkaip, kad tai praktikuoti. Aš atsimenu, tas mūsų darbas naktiniam klube man tik užtvirtino viską, ką sužinojau iš tų paskaitų, nes kai tu blaiviom akim matai, kas vyksta tose naktinėse klubuose, nu tai yra, nu, baisu. Tiesiog yra visiškai baisu ir tokia visiška iliuzija ir liūdesys, ir didžiulis liūdesys, tiesiog netgi stebėti tą visą netikrumą. Ir aš atsimenu, tada dar dirbant tenais, aš nuėjau pirmą kartą, atsimenu, mes ėjom pirmą kartą į Vilniaus šventyklą ryte, tai buvo 7, man atrodo 8 ryto, ir mes atėjom išimant Bhagavatam. Į Vilniaus šventyklą? Taip, mes dėl to, kad aš buvo ne Harinamo, buvo Radhayatros šventė ir per Radhayatros šventę man išplatino Bhagavad Gita, nors aš jau, nu, žinai, buvau kažkiek pasidomėjus, dėl to aš tą Bhagavad Gita ir, aišku, įsigijau. Ir tada ta Mataji sako, ateik į Vilniaus šventyklą, sako, vat... Tu pasakyk, kas ta Mataji, čia bus labai įdomu visiems išgirsti. Kaip? Pasakyk, kas tau išplatino knygą. Man išplatino Dariaus Ražausko žmona. Tai va, ir vėlgi, reiškia, mes labai tau dėkingi esam už tai. Labai, labai. Ir tada sako, ateik į Vilniaus šventyklą. Ir pasakė adresą man, ir aš tada pasikviečiau, sakau, einam. Buvo, atsimenu, ėjom ant Šrimad Bhagavatam,
8 ryte atrodė tai beproto anksti, nes kai dirbi naktinį darbą, tai mėgi ten iki 1 dienos. Ir mes atsimenu, atėjom ryte ir buvo paskaita rusų kalba, mes nieko nesupratom, bet man tokį gilų įspūdį paliko pamatyti dievybės. Man atrodo, tai buvo pirmas kartas, kai aš mačiau dievybės. Berods, jeigu neklystu, jo, man atrodo, buvo Aš pirmas iš vis kartas. neatsimenu fakto, kad mes buvom su tam Vilniaus šventykloj. Buvom. Tai buvo pirmas mano apsilankimas. Ir tada, po to apsilankimo, aš tą pačią savaitę mečiau darbą tam naktiniam klube. Dėl to, kad aš supratau, kad tai absoliučiai nebesiderina su tuo, kur aš dabar noriu eiti. O aš tai supratau, kad aš tai dar dirbu. O kelintais metais tai išėjai? Tikriausiai 13. Ai, tai 13 ir išėjai, nes aš tai dar dirbau. Dar dirbau. Taip, Tada, ja. bet netgi tada, dar iki tol vis tiek aš nesupratau, kad čia Krišnos sąmonė. Ir aš Jau atsimenu nebuvo labai tą lankymų. skambutį tavo, kai tu sakai, Aurelija, tada aš buvau dar Aurelija, aš turiu tau labai blogą naujieną. Ir aš, oh my god, kas atsitiko? Ir tu sakai, Anantara yra Krišnaitas. Ta prasme, ir aš labai atsimenu, kad buvo didžiulis nusivylimas, nes mes labai klausydavom. Tai Ir buvo į patį didžiulis nusivylimas. laidom pirmadieniais. Ir viskas prasidėjo nuo to, kai aš kažkokiam interneto forume paskaičiau, kad štai tie vat visi vietiniai lektoriai, jie visi yra krišnaitai. Arba dar kitaip vadinami vaišnavais. Man buvo irgi didelis šokas. Ir man tada pagaliau kažkaip susijungė, žinai, galvoju viskas, nu kad jo, tai yra apie Dievą, tai apie Krišną. Ir aš labai išsigandau, atsimenu. Bet tada gerai galvoju, tai kažkokia forma eilutė, aš nieko apie tai nelabai ką žinau, reikia pasidomėti. Ir aš pradėjau domėtis, tiesiog internete jau grinai vesti, kas yra ta Krišnos sąmonė. Ir tada aš atradau Šrila Prabhupadą, kad čia Šrila Prabhupada į vakarus atvežė. Ir tada aš perskaičiau viską, ką tik tai aš radau įmanoma apie Šrila Prabhupadą, pažiūrėjau video ir viskas. Ir man, jo, pagalvojau, čia legit. Čia yra čia tikra. Ir aš viskas, aš tada prisirišau prie Šrilos Prabhupados, supratau, kad tai yra tikra. Ir tada, aišku, prasidėjo kitos dvejonės, ką daryti su mano dabartiniu dvasiniu keliu, vis tiek užaugau katalikybei, tai buvo tokių dar svarstymų, buvo tas toks pereinamasis laikotarpis. Bet tada aš supratau, kad aš nieko neturiu atsisakyti, nes bhakti iš esmės, tai yra apie kelias apie meilę Dievui. Tai nėra apie konkrečią kažkokią religija. Jo, ar nėra tas požiūris, kad mano religija teisinga, o visos kitos neteisingos? Ne, absoliučiai ne. Ir supratau, kad visgi šitas kelias man atskleidžia labai daug apie Dievą ir labai daug tų klausimų, kuriems man reikia atsakymų. Ir tada su tokia jau ramia širdimi, kai susipažinau su Šrila Prabhupada, aš supratau, taip, man ramu ir aš esu pasiryžus eiti šituo keliu, kad ir koks jis yra nepopuliarus, nes visgi krišnaizmas, kaip liaudiškai vadina, yra, turi tam tikrą savo etiketės visuomenį. Jo, ir aš atsimenu tą skambutį, bet tu jau man paskambini, ten buvai apsiskaičiusi tada ir tu sakai, bet palauk, sakyk, žinau, kad ir kaip būtų bloga naujiena, aš ten paskaičiau daugiau, nėra čia taip viskas blogai, čia yra įkūrėjas toks, čia viskas normalu, čia tikrai nesekta ir taip toliau, nes aš su vaišnavais tai susidūrimą esu turėjusi daugiausiai studijų laikais pirmam kurse, nes aš studijuodavau prie Aušros vartų, ten būdavo mano kolegijos patalpos ir nuo pirmadienio iki penktadienio mes ten visą dieną praleisdavom ir aš penktadieniais ašgi matydavau Harinamas. Aš kiekvieną sykį matydavau, kiekvieną penktadienį, aš kiekvieną penktadienį ten būdavau. Ir aš labai atsimenu vieną kartą, kaip aš sustojau pažiūrėti. Aš buvau prie katedros, o kažkaip jie ėjo tą Pilies gatvę, ar neatsimenu, kaip vadinasi, ir aš žiūrėjau, ir aš mačiau ten mama su vaikais ir vežimėliais, žinai, atsimenu vėliavas, atsimenu kažkokius tos cimbalus, žinai, kurie skambėjo, ir aš žiūrėjau, nes, žinai, mano tai viso to gyvenimo dilema buvo, ir turbūt tas klausimas, kuris kažkaip vedė mane į dvasingumą, tai viena pusė buvo apie mirtį ir kas vyksta po jos.
man tikrai buvo ta tema, kur aš jau kėliau vaikystėje klausimus, tai vis dėlto kas ten įvyksta. Nu, tai negi mes išnykstam, nes man tai atrodo, kad tame yra kažkas ne taip. Ir kitas dalykas, aš visada buvau tokia prieš sistemą, man nepatiko įti mokyklą, nes man atrodo ten bergždžias dalykas, man atrodo visa šita sukurta sistema labai labai dirbtina ir aš rėmose netelpu. Ir kad aš tilpčiau šito pasaulio rėmose, aš turėdavau tiesiog nusigerti tiek, kad tapčiau tokia, vat, kaip tie žmonės, kad būčiau patenkinta toj vietoj, kur esu. Nes aš nebuvau niekada patenkinta. Ir aš atsimenu tą vieną kartą, kai aš tiesiog sustojau ir pradėjau žiūrėti juos. Aš visiškai nesupratau, kas ten jie, aš jau žinojau, kad ten krišnaitai. Na, žinau tą tokį faktą, kad egzistuoja pasaulyje krišnaitai. Dabar jau mes tai vadiname vaišnavais, nes tas krišnaitai, tas toks žodis visai netoks. Ir aš žiūrėjau ir aš tokį pajutau lyg kažkokį, ne tai, kad pavydą, bet tokį jausmą, kad kaip faina žmonėms, kurie gali gyventi out of the system, ta prasme, ne šitose sistemos ribose. Jie gali eiti, jie gali dienos metu dainuoti. Kas gali, koks žmogus pasaulyje gali eiti gatve vidury dienos, darbo dieną, penktadienį ir dainuoti. Ir man tada kažkaip palėtė širdį, aš atsimenu. Kad kažkaip pasaulyje gali būti ir kitaip. Manį įžiebė tokią viltį. Bet tai toks trumpas vienas epizodas. Toliau aš gyvenau dar daug metų, kaip sakyti. Bet iš tikrųjų, aš dabar prisiminiau, man irgi iš tikrųjų buvo vienas, papasakos apie irgi vieną tokį labai labai svarbų epizodą tame visame toje pradžioje. Ir tas epizodas buvo 2015 metais. Kai pamačiau skelbimą, aišku, irgi jau tas domėjimas vyko, jau kažkiek ir mantros buvo, pamačiau skelbimą, kad vyks Viešpaties Čaitanijos šventė ir tada vyko, atsimeni, buvo tos patalpos tokiam vienuolyne Vilniuje. Taip, atsimenu, labai gerai tos patalpos, man šiaip patikdavo labai ten. Jo, ir buvo parašyta, kad gali ateiti ir svečiai. Ir jau kažkas niekada nėra dėvėjęs sario, tai tos vietinės moteris padės pasipuošti tai sariais ir, žodžiu, bet kas galės išbandyti sarį. Ir mane būtent tas kažkaip užkabino, galvoju, wow, kaip smagu. Aš niekada nebuvau buvus prieš tai jokioj vaišnauškai šventai, šventykloje esu buvus vieną kartą, tuo metu. Tiesiog irgi tokia pati pačių pradžia. Ir aš su tą draugę Eveliną, mes nusprendėm, kad mes eisim, nes labai norim tos sarius išbandyti. Ir atsimenu tą rytą, tokį šaltą rytą, ėjom, dar atsimenu, googlinau, kas tas Viešpats Čaitanija, nes nežinojau, nes, vis tiek kažkaip reikia pasidomėti, kur čia dabar eini. Ir aš atėjau, ten aprengiamus tais sariais, aš taip gerai tam sarėje jaučiausi, iš tikrųjų, aš atsimenu tą jausmą. Tiesiog atrodo, kad, kaip iš praeitų gyvenimo, kad aš visą gyvenimą nešiau tą sarį. Buvo toks jausmas. Ir tada mes atsisėdom, ir ten buvo dievybių maudymas, ir visą laiką su varpu skambino, žinai, kaip būna, groja kirtanas ir aš tai draugai taip pajutau ją, sakau, aš tiesiog jaučiu, kad aš esu pasakoj, aš pajutau, kad aš esu namie ir tada man buvo ta akimirka, kaip aš pajutau, kad yra tai, ko aš ieškau visą savo gyvenimą, aš namie, aš pagrosiu namie ir viskas. Ir tu gali sakyti, kas ką nori, kai tu žinai, kad tu esi namie, tai tau nebesvarbu nei visuomenės nuomonė, nei šeimos nuomonė, nei niekas nebesvarbu, nes tu grįžai namo. Ir man buvo labai stipri, labai stipri ta šventė. Ir aš maudžiau dievybės. Ir netgi yra nuotrauka, kažkas nufotografavo, kaip aš maudžiau dievybės. Ir paskui aš turėjau anksčiau išeiti, nes ten buvo kitos draugės gimtadienis. Ir atsimenu tokia Amata, čia mane sustabdė. Sakau, neišeik, sako, dar bus vaišės. Ir aš taip nenorėjau išeiti, bet turėjau išeiti ir tada tą matą, čia nubėgu prie altoriaus, paėmė dievybių girliandas padarytas iš vaisių ir man atnešė, ir man padavė. Ir aš tiesiog kaip didžiausia, tiesiog dovana nešiausi tas dievybių girliandas ir aš išėjau į miestą ir man buvo toks jausmas, kad viskas kvepia smilkalais ir aš einu ir aš tiesiog uodžiu. Atrodo, ir iš čia pareinu, ir iš čia, ir aš tiesiog einu tokiai apsvaigus, tai visai pasakoj. Ir wow, ir aš supratau, čia yra kažkas be galo nepaprasto. Tai yra kažkas, tai yra mano namai ir tai realiai dar kartą, kad tai yra tai, ko aš tiesiog ieškojau visą savo gyvenimą. Ir aš pagaliau tai radau ir tiesiog apima tokia begalinė vidinė ramybė. Žinot, kitas jausmas, kai ieškojimai baigėsi. Dabar tiesiog reikia eiti.
Ne visi priejo tą tašką, bet turbūt kiekvienam galim palinkėti to. Pajausti tą jausmą, kad pagaliau. Ir tas jausmas gali ateiti. Viktorija, mūsų laikas baigėsi, ne, Brinda Sundari? Dar 5 minutės, bet tikrai darysim antrą dalį, nes čia tikrai ta tema labai įdomi ir plati. Bet ką dar norėjau paminėti, kad mano pačios tavo akimirka irgi atėjo, netgi buvo jau keli metai nuo to domėjimus praėję, tai nereiškia, kad jeigu pradžioje neteis tą akimirką, kad jinai vėliau neteis, jinai gali ir vėliau ateiti. Bet aš tiesiog manau, kad aš tiesiog gavau viešpatės malonę per tą šventę, per viešpatės šitą šventę ir man iki šiol iš tikrųjų tai yra pati ypatingiausia šventė, nes jinai man primena būtent tą pirmąją šventę, kurioje aš buvau ir primena apie šitą viso kelio pradžią. Mano tai tas atsikvėpimas atėjo dar vėliau, bet aš jau papasakosiu sekantį kartą apie jį. Man reikėjo daug askezių, man teko persikraustyti į vienuolyną ir labai dar daug ko viską patirti, labai daug transformuotis, kol dėjo tas jausmas, bet jisai atėjo. Jisai atėjo visiškai netikėtai. Tai aš galvoju, kad, žinok, čia dabar pati vieta yra baigti ir mes susitiksim ir tiesiog padarysim antrąją dalį pasakojimo, taip kaip mes atėjome į Dievo sąmonę, į Krišną sąmonę, į Šilas Prabhupada šeimą. Ane? Kaip tu manai? Hare Krishna. Taip, tai susitikim tada netrukus. Ačiū Sese už nuostabų pokalbį ir pasimatysim. Hare Bal. Hare Krishna. Hare Krishna.